Šiandieną išbandysiu mūsų naują prietaisą, kuris turi ne vieną angalį ir būtinai pasidalinsiu rezultatais. Dabar mėginsiu šį angalį, tai yra angalis skirtas plaukų garbanojimui. Pamėginsime nuo pirmos sruogelės priekį. Įjungiu prietaisą, jisai duoda išpūtimą, yra angelės ir bandom. Taip, surinko plaukus, taip labai paprasta atrodo. Ir ką, išjungiam ir pasižiūrim, kas gaunasi. Visada reikia, šiaip iš tiesų, kai wow, geras, nesitikėjau, jeigu taip iš tikrųjų. Visada reikia leisti, norėjau pasakyti, sruogai atvėsti. Fantastika. Kaip gražu, kokios gražios bangos. Va. Tai čia reikia įgūdžių, sakyčiau. Reikia žiūrėti, kad neperkaistų tas plaukas. Aš palauksiu dar šiek tiek, kad atvėstų, nes mano plaukai labai yra tiesūs šiaip. Nerealiai. Kad taip subanguotų. Tai šiaip visą laiką, čia be jokių priemonių, be nieko. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, dar būčiau priemonės naudojus kažkokias, tai iš vis būtų fantastika. Štai noriu parodyti, priekiai yra būtent pasukti su šiuo angaliu. Tai iš tiesų labai gražios gaunasi bangos, jas galima išsklaidyti ir tikrai turėti labai gražią šukuoseną, plus kad mano plaukai yra išvis neiškarpyti. Tai jie yra tiesaus kirpimo, tai ir tai padaro labai nuostabias bangas. Šis angalis yra plonesnis, su šiuo angaliu dar gautųsi dar storesnė sruoga.